kągi, sveiki atvykę į Pupo 225 sprendimo video, pilnas, visą įspręsim, visą praeisim. Bandžiau rekordinti vakar, viskas įsitrynė, tiksliau nieks neįsitrynė, bet mikrofonas neveikia ir prakalbėjau su savim 2 valandas, tai ką, kartosim šiandien, visą praseisim Pupą nuo A iki Z. Kągi, aš manau galime reiti žiūrėti. Dabar mūsų prašo, kuris iš šios funkcijos nurodytų taškų priklauso šios funkcijos grafikui. Labai lengva užduotis. Žiūrėkit, mes turim taškus, tai čia žinom, kad mūsų yra x, o čia mūsų y. Tai mes dabar tiesiog tuos taškus ir įsistatom. Tai reiškia, tiesiog patikrinam. Tai žiūrim, turėtų būti, kad 16 yra 2 kvadratu plus 4 kart 2. Tai turėtų būti 4 plus 8, tai būtų 12. Tai nelygu. Ne? Tai šitas netinka. Dabar žiūrime antrą variantą. Tai čia būtų 24 yra 4 kvadratu plus 4 kart 4. Tai būtų čia pas mus 32, neklystu. Tai tikrai ne 24. Tikriname toliau. Tai dabar turėtų būti 5 lygu 1 kvadratu plus 4 kart 1. Tai matome, kad čia būtų 1 plus 4 ir tai būtų 5, tai reiškia mūsų atsakymas bus 1 ir 5. Antras. Dabar irgi jokinga užduotis, skaičiaus n formulė yra n lygu 3n plus 2 ir mums reikia rasti 5 narį. Tai žiūrėk, tiesiog, jeigu n yra pas mus 5, tai reiškia pas mus 5 narys bus tiesiog 3 kart n, vietoje n įstatom 5. Ir pridam 2, tai bus 3 kart 5, 15, plus 2, 17. Atsakymas 17. Labai easy užduotis, tikrai visiems įkandama. Dabar trečia užduotis. Duota funkcijos reikšmė lentelė. Ir realiai, ką čia mums nori parodyti su šitų dalykėlių, kad jeigu, pavyzdžiui, x įstatytume minus 2, tai 2 kart minus 2 ir pridėtume 5, tai turėtume čia minus 4 plus 5. Turėtume 1, tai ką mes matome, kad tai yra funkcijos reikšmė. Tai dabar ko mus tiesiog prašo, kad kokia yra funkcijos reikšmė, kai pas mus x yra 4. Atsiprašau, tai reiškia, tiesiog skaičiuosim y, kai x yra 4, tai 2 kart 4 plus 5, čia turėsim 8 plus 5 ir atsakymas pas mus bus tiesiog 13. Nieko sunkaus. Kol kas 3 lengvi taškai. Dabar žiūrim toliau. Mūsų prašo parodyti, kad šitos kvadratinės lyties diskriminatas yra lygus 25. Dabar žinoma, diskriminanto formulė yra b kvadratu minus 4ac. Pas mus šiuo atveju b bus 3. Tai reiškia, turėsime 3 kvadratu minus 4 kart a yra pas mus 1, kart 1. Ir c yra pas mus minus 4. Tai reiškia, minus 4 kart minus 4 pas mus bus teigiamas. Tai teigiamas skaičius tai bus 16, tai reiškia 9 plus 16 pas mus bus 25. 3 kvadratu yra pas mus 9. Tai čia turėsime 25. Ir dabar mūsų prašo šitos lygties sprendinių, tai irgi labai lengva užduotis. Tai mes tiesiog skaičiuosime x1 ir x2. Žinome, kad formulė yra minus b plus minus šaknis iš d dalinta iš 2a. Tai dabar tiesiog vietoj b įsistatome minus 3, minus b plus minus. Žinome, kad šaknis iš 2,5 yra tiesiog 5, minus 5, dalinta iš 2. Ir tada turėsime čia sprendinius, minus 3 plus 5 pas mus bus 2, tai 2 dalinta iš 2 bus 1. Ir minus 3 minus 5 minus 8, dalinta iš 2, bus minus 4. Gerai, easy uždavinys. Čia irgi lengviausi 3 taškai, kuriuos galite gauti. Ir ką mes dabar turime? Mums reikia paskaičiuoti f nuo 2 reikšmę. Tai reiškia, mūsų prašo, kokia yra funkcijos reikšmė, kai x yra lygus 2. Tai mes žiūrime į grafiką ir ką mes matome, kad kai x yra 2, funkcija pas mus yra lygi 1. Tuomet nustatome, su kuria x reikšmė funkcija yra lygi minus 2. Tai ką mes matome, kad funkcija yra minus 2. Minus 2 lygių. Tai dabar žiūrėsime ne į x, o į y. Patot ir mūsų prašos, kuria reikšmė f nuo x yra minus 2. Mes žiūrime į y dabar reikšmę, tai žiūrime, kada jinai yra minus 2 lygių ir jeigu pamatytume, tai čia matytume, kad kai x yra lygus minus 5. Ir trečias dalykas,
mums reikia nustatyti didžiausią funkcijos f nuo x reikšmę, tai dabar mūsų prašo reikšmės, tai vėl mūsų prašo y, tai tiesiog žiūrime, kada funkcijos y yra didžiausias, tai matome ant 6, tai reiškia, y bus lygus 6, 3 lengvi taškai. Judame toliau. Dabar mums reikia sudaryti lygčių sistemą, kur viena lygtis yra, kad skaičius x yra 3 vienetais didesnis už skaičių y, ir kita lygtis yra, kad x kart y yra 40. Dabar pagalvom, skaičius x yra 3 vienetais didesnis už skaičių y, tai norint, kad lygybė x lygų y būtų teisinga, ką mes turime padaryti, mes arba iš x turėtume atimti 3 vienetus, nes žinome, kad jis yra 3 vienetais didesnis už y, arba prie y pridėti 3 vienetus. Tai galim šiuo atveju pridėti prie y 3 vienetus. Tai matome, kad x yra lygus y plus 3 ir žinome, kad x ir y sąnauga yra 40, tai x kart y pas mus bus lygu 40. Ir jeigu žvelgtume į atsakymus, matytume, kad šitas yra teisingas. Mums irgi nieko sunkaus, biškiau sunkiau, bet nieko sunkaus. Čia žiūrėkit, čia yra juokų darbas. Jums duotas ploto formulė ir jums net parašytas kraštinės, kurias reikia padaryti. Tai aš nežinau, kaip galima nesugebėti išspręsti šitą uždavinį. Žiūrėkit, jums viskas jau duota realiai, jums tiesiog reikia įsistatyti skaičius. Tai žiūrėkit, reiškia, plotas pas mus bus 1/2, AB tai pas mus bus 12, BC pas mus bus 12 ir sinus kampo ABC pas mus bus sinus 150. Taigi mes ką čia turėsime? Jeigu viską suskaičiuosime, mes čia turėsime 36. Žiūrėkit, labai, jeigu tiesiog atsimint in general šitą formulę, tai jeigu mes turim dvi kraštinės ir kampą tarp jų, tai mes galim realiai paskaičiuoti trikampio plotą. Šitą atsimenam dalyką, įsidėmim. Ir judame toliau. Dabar mūsų prašo lanko AB ir kampo ACB didumų. Irgi, lengviausi 2 taškai, aš nežinau, kaip galima šito neįspręsti uždavinį. Tai žiūrėkit, dabar jeigu mes žinom, kad centrinis kampas pas yra 120, tai žinome, kad lankas yra lygus centriniam kampui, tai irgi yra 120 laipsnių. Tai žiūrėkit, jau vieną tašką turim. Ir dabar atsiminkit, kad įbrėžtinis kampas, tai šiuo atveju ACB kampas, yra dvigubai mažesnis už lanko dydį arba centrinį kampą. Tai reiškia, įbrėžtinis pas mus kampas bus dvigubai mažesnis, tai 120 dalinta iš 2, tai bus 60. Tai ACB pas mus bus 60 laipsnių. Kągi, judame toliau. Irgi, žiūrėkit, bum. Irgi, kaip nepadaryti šitą uždavinį, realiai. Jums duotas tiesiog reiškinys kažkoks ir jums tiesiog reikia įsistatyti jį į skaičiuotuvą. Tai mes realiai turim tiesiog įsistatyti tangent cam 5 plus 4 kart sinus 30. Tai tangent cam 5 pas mus būtų 1 plus 4 kart sinus 30, tai pas mus yra 1/2 ir turėtume tiesiog 1 plus 2, tai čia turėtume 3. Bet aš sakau, tiesiog įsistatot skaičiuotuvą, bum, viskas įsprendėt. Blogiausias atveju tiesiog pasižiūrite, reikšmių lentelę, irgi galite pažiūrėti visų šitų reiškinių, tipo tangent tokiam 5 ir sinus 30 reikšmės, irgi nėra čia nieko sunkaus, aš nežinau už ką čia, kaip tokias uždavinys čia iš vis praleidžia. Gerai, žiūrim toliau irgi. Jokų darbas, kas čia per užduotis? Jums net nereikia paskaičiuoti nieko su kosinusų teorema, jūs tiesiog prašo įstatyti skaičius. Tai žinoma, kad kosinusų teoremai sudalyvauja 3 kraštinės, tai žiūrėkit, jau viena yra pas mus čia panaudota, 4/6. Ir žinom, kad skaičiuojam AC kvadratu. Tai reiškia, kad mums reikės panaudoti ir kitą kraštinę. Tai reiškia, vietoj namukų mes turėsime 12. Nes kosinusų teoremai dalyvauja 3 kraštinėse. Žinom, kad kosinus teorema yra a kvadratu lygu b kvadratu plus c kvadratu minus 2 kart b kart c kart kosinus a. Tai šitą jeigu atsimenam, tai va, mūsų dvi kraštinės, tai viena 12, kita 4/6 ir dabar kurio mums kampo reikės, taigi mums reikės kampo, kuris yra priešais kraštinę. Tai kadangi mes ieškom kraštinės AC, tai mes naudosime kampą priešais ir jis bus 75 laipsniai. Judame toliau. Biškai rezoliuciją pasididinam. Jo, manos gerai. Ir čia mūsų prašo dabar nustatyti, jeigu, pavyzdžiui, socialinės lankų, galima net neskaityti realiai, šitos sąlygos mūsų prašo tiesiog socialinės tinkluose praleistas laikas, tai matome, kai žmogus praleidžia 1 valandą, tai jisai praleido 3,5 laiko
grynam ore. Tai dabar žiūrim, kai žmogus praleido 1 valandą grynam ore. Dabar žiūrime į diagramą. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Va, matome, kad jis socialiniuose tinkluose tada praleido 2,5 valandas. Viskas labai paprasta. Ir dabar žiūrėk, mes randame, kad 3,5 valandos praleido socialiniuose tinkluose šio žmogus. Tai ieškome. Va, socialiniuose tinkluose 3,5 ir žiūrim, kokią reikšmę tada turi grynam ore. Tai čia turėsim 1,5. Irgi. Easy užduotis. Jau realiai būtume išlaikę pupą tikrai. Dabar irgi. 2 taškai, aš nežinau už ką. Dar viena lengva užduotis. Mums reikia tiesiog nustatyti viršūnės koordinatės. Tai žiūrėk. Pas mus čia yra viršūnė. Bum. Ir ko mums dabar reikia? Tai mums dabar reikia x viršūnės ir y viršūnės. Tai kaip mes juos abu rasime? Ogi labai paprastai. Žiūrėk. Matome, kad viršūnė yra čia. Tai x pas mus bus 3. O y pas mus bus 4. Nu ką, ir žiūrime 13 uždavinuką. Dabar mūsų prašo nustatyti A ir B reikšmės. Kai sprendžių pora yra 1 ir 2. Tai ką mes tiesiog padarome? Paprasčiausiai įsistatome sprendinių porą. Tai vietoj x statysime 1, vietoj y statysime 2. Jo, čia x pas mus y. Jo, tai ką mes čia dabar turime? Tai turime A plus 2 yra tiesiog 5 ir 1 plus 2b yra 11. Tai mes labai lengvai galime išskaičiuoti tiek A, tiek B. Tai žinome, kad A pas mus bus 5 minus 2. Tai yra 3. Tiesiog iš tos krypties 2 perskeli kitą pusę. O tada B pas mus bus, 2b daleiskim bus 11 minus 1. Tai bus 10. Tai B pas mus bus tiesiog 10 dalinta iš 2 ir mes turėsime 5. Taigi atsakymas yra 3 ir 5. Easy peasy, dar 2 taškai mūsų krepšelį. Dabar mes žinom, kad sinuso CDE yra 3/5 ir mums reikia parodyti, kad ilgesnios šoninės kraštinės CD ilgis lygus 10. Tai irgi. So easy. Atsimenam dabar, kad sinusas yra kraštinė priešais, arba kitais žodžiais statinis priešais ir įžambinės santykis. Tai žinom, kad čia yra statinis, nes čia pas mus yra status trikampis. Tai tik su tačiam trikampį veikia šitie santykiai. Tai mes turime šito C santykį su CD ir žinome, kad tai yra tiesiog sinus kampo CDE. Tai dabar mes žinome, kad CE yra 6, CD mes ieškome, o sinus CDE žinome, kad yra pas mus 3/5. Tai jeigu ieškosime CD, tai CD eis aišku į viršų, 5 eis į viršų ir 3 eis į apačią, tai turėsime 6 kart 5 dalinta iš 3 ir mes turėsime čia tiesiog 10. Simple, easy taškai. Ir dabar aš matau, kad mums reikia biškį prasiplatinti rezoliuciją, kad pas mus matytųsi viskas. Jo, va tai va. Gerai, tikiuosi matosi. Ir dabar mūsų prašo paskaičiuoti BC ilgį. Tai reiškia, kitais žodžiais, mūsų prašo tiesiog X. Tai ką mes dabar darysime? Tai dabar turime prisiminti, į kokį keturkampį galime mes įbrėžti apskaitimą. O keturkampį galime įbrėžti apskaitimą, jeigu priešingų kraštinių ilgių suma yra lygi. Tai ką aš to turiu omeny, kad BA plus CD turėtų būti lygu BC plus AD. Ir jeigu mes šitą faktą žinome, tai mes labai lengvai galime paskaičiuoti x, nes žinom, kad 6 plus 10 pas mus turėtų būti lygu x plus x plus 8. Tai reiškia, čia 6 plus 10 tai bus 16, 8 eina į kitą pusę, tai 16 minus 8 yra pas mus 8, tai yra x plus x, tai 2x, tai reiškia, x pas mus bus lygu 4, tai iškart ir žinome, kad kraštinė BC pas mus bus 4. Judame toliau. Nu kągi, ir dabar mums reikia nustatyti šito reiškinio apibrėžimo sritį. Tai žiūrėkite, jeigu dabar kalba eina apie apibrėžimo sritį, tai mūsų akis iškart kyla į vardiklį. Ir mes žinome, kad vardiklis negali būti lygus 0, nes jeigu vardiklis yra lygus 0, tada pas mus lygtis neturi prasmės.
Taigi, jeigu ieškome apibrėžimo srities, tai reiškia visos įmanomos A reikšmės, su kuriamis, reikšinys turėtų prasmę. Tai jis neturės prasmės tik tuo atveju, kai pas mus apačia bus lygi 0. Tai atsimenam, kai apibrėžimo sritis iškart žiūrime į apačią. Tai reiškia, kad A kvadratu plus A nelygu 0. Tai jeigu mes dabar išsikeltume A prieš skliaustus, mes čia turėtume A plus 1 nelygu 0. Tai iškart labai lengvai galim pamatyti, kad A nelygu 0 ir A plus 1 nelygu 0. Tai reiškia A nelygu minus 1. Tai dabar apibrėžimo sritis pas mus bus visi skaičiai, apart to minus 1 ir 0. Nes visais kitais mes gaunam kažkokią reikšmę, vadinasi viskas su to yra gerai. Tai dabar pas mūsų apibrėžimo sritis bus nuo minus begalybės iki minus 1, tada nuo minus 1 iki 0, aišku, abiejų neįskaitant, ir nuo 0 iki begalybės. Ir pas mus čia atsakymas, jeigu reikėtų žymėti, būtų 3. Dabar mums reikia nustatyti, kiek ši lygtis turi sprendinių. Tai dabar žiūrime, kad pas mus A plus 1, kad jeigu norim paskaičiuoti trupmeninės lygties sprendinius, vadinasi, mes žiūrėsim, ar skaitiklis pas mus yra lygus 0. Tai A plus 1 pas mus turėtų būti lygu 0. Tai reiškia, A pas mus lygu minus 1, bet dabar žiūrim. Minus 1 nepriklauso apibrėžimo sričiai. Nes jeigu čia įstatytume minus 1, tai mes čia turėtume 0 dalinti iš 0. Aišku, kad mes iš 0 dalinti negalime, ir čia neturėtume jokios reikšmės. Tai vadinasi, aišku, kad šitas lygtis sprendinių neturi, ir dar paprastai, kaip galima tai pamatyti, jeigu mes, pavyzdžiui, čia turėtume A plus 1, o čia A įskeltume prieš skliaustus, tai matytume, kad A plus 1 įsiprasina ir mes čia turim, kad 1 dalinta iš A lygu 0. Ir logiška, kad taip niekada nebus, nes A negali būti lygus 0. Tai tikiuosi viskas iš tų uždavinių yra aišku ir dabar žiūrime toliau. Mums reikia pasakyti, kur yra pažymėti visi nelygybės sprendiniai. Tai, ką mes galime padaryti, tai įspręsti su šitą nelygybę. Tai jeigu įsikeliam čia x prieš skliaustus, čia paliekam 5 minus x. Ir tai yra mažiau arba lygu 0, tai mes dabar skaičiuojam tiesiog kaip lygti šitą nelygybę, kada jį lygi 0, tai reiškia x lygu 0, x lygus 5. 5 minus x, 5 minus x lygu 0 ir iš to gauname, kad x lygu 5. Jei kam neaišku, tai dabar gaunam, kad sprendiniai yra 0 ir 5, tai užkart galima atmesti šitus du variantus. Dabar ar pas mus bus viduj ar išorėj sprendiniai. Tai galim tiesiog nusibrėžti priesi. Tai čia turėsim 0, čia turėsim 5, pilni taškiukai, nes mažiau arba lygų. Ir dabar žiūrim, tai nuo minus begalybės iki 0 mums reikia patikrinti su kažkokiu skaičiu. Tai daleiskim patikrinsim su minus 1. Tai čia turėsime minus 1 kart 5 plus 1. Nes minus 1, jeigu čia įstatysime, tai turėsim minus 1, tai bus plus 1. Tai reiškia, čia turėsim minus 1 kart 6, reiškia, čia bus minus 6, tai čia bus skaičius neigiamas. Tai jeigu čia yra neigiama, tai atsimenam, kad ta grandinė reakcija, kad eina minusas, pliusas, minusas, pliusas, minusas, pliusas, tai jeigu čia buvo minusas, tai čia bus pliusas ir čia bus minus. Taigi, dabar jeigu mūsų prašo, kad tai yra mažiau už 0, mažiau arba lygu už 0, tai aišku, kad mes matysime, kur yra minusiukas, tai nuo minus begalybės iki 0 ir nuo 5 iki begalybės, tai atsakymas pas mus bus šitas. Žiūrime toliau ir dabar mūsų prašo suprastinti šitą reiškinuką. 3 taškai, tai aišku, kad reikės kažką jau čia padaryti. Tai dabar aš vis laik sakau, kai yra 2 trupmenos, geriausias dalykas, ką mes galėtume padaryti, tai viską subendravardiklinti ir viską sudėti po vieną trupmeną. Dabar mes matytume, jeigu čia įskeltume, pavyzdžiui, x prieš skliaustus, ką mes matytume, kad čia pas mus yra x kart x minus 2 minus x dalinta iš x minus 2. Tai dabar matome čia, yra x minus 2 ir čia x minus 2. Tai jeigu mes norim subendravardiklinti, tai realiai mums tiesiog reikia šitą pusę padauginti iš x. Simple as that. Jo. Ir tada čia turėsime vardiklį irgi x kart x minus 2. Ir dabar, jeigu mes čia bendrą vardiklinam, tai čia turėsim 4 minus x kart x, tai bus x kvadratu, dalinta iš x kart x minus 2. Tai dabar, jeigu, žiūrėkit, mes matome, kad čia yra 4 minus x kvadratu. Mums turi ateiti į galvą, mes čia matom kažkokią formulę. Tai ta formulė pas mus šiuo atveju bus a kvadratu minus b kvadratu. Ir žinome, kad a kvadratu minus b kvadratu yra tiesiog a minus b kart a plus b. Ir dabar, jeigu žinome šitą formulę, tai 4 minus x kvadratu mes galim pasirašyti tiesiog
Žinom, kad 2 kvadratu yra 4, tai reiškia, čia bus 2 minus x kart 2 plus x. Ir visą šitą dalykėlį padalinsim iš x kart x minus 2. Ir paskutinis mūsų dalykas, ką mums reikia padaryti, tai manom, kad čia yra 2 minus x, o čia x minus 2. Tai, logiškai pagalvojus, tikrai kažkaip turėtų jie įsiprastinti. Kad ir kaip, mes nežinome dar, bet kad kažkaip tikrai įsiprastins, tai faktas. Tai tiesiog ir žiūrime. Atsimenam, kad jeigu norim čia išprastinti šitus, tai mums reikia vienoje vietoje įsikelti prieš skliaustus dalykėlį. Taip, daleiskim, taip ir padarom. Tai čia turėsim 2 minus x kart 2 plus x. O čia tada turėsim minus x. Minus įsikeliam prieš skliaustus. O čia turėsime tada minus x plus 2. Nežiūrėkit, dabar jeigu jums minus 1 sudaugintume su šitais skliaustais, tai čia turėtume minus kart minus x. Tai būtų tiesiog x. Ir minus kart 2. Tai būtų minus 2. Tas pats, ką mes turime čia. Tai viskas čia yra legalu. Tai dabar jeigu čia turim 2 minus x ir čia turim 2 minus x, tai mes jas galime išprastinti. Ir mūsų atsakymas lieka 2 plus x dalinta iš minus x. Gerai. Judame toliau. 18 uždavinukas. Ir, čia jau biški gal yra ką veikti. Tai dabar gerai. Tai ką turime atsiminti iš parabolės? Jeigu matome, kad turime x ax kvadratu plus c. Tai dabar ką mums nurodo a? Tai jeigu a yra daugiau už 0, tai reiškia, pas mus parabolės šakos bus į viršų. Jeigu a yra mažiau už 0, tai parabolės šakos pas mus bus į apačią. Tai jeigu mes dabar matome, kad šakos yra į viršų, tai reiškia, pas mus a bus daugiau už 0. Dabar, ką galim pasakyti apie c? Tai žiūrėkit, c yra ta vieta, kur šita funkcija kerta y ašį. Tai matome, kad y ašį jinai kerta, kur yra neigiamas kažkoks skaičius, tai reiškia, c pas mus irgi natūraliai bus mažiau už 0. Atsiminkit, c nurodo, kur pas mus kerta y ašį funkcija. Ir dabar mūsų prašo nurodyti, pažymėti paveikslėlį, kur yra cx kvadratu plus a, tai žinoma, kad c yra pas mus mažiau už 0, o a pas mus yra daugiau už 0. Tai dabar mus c nurodo, ar šakos eina į viršų, ar į apačią. Tai jeigu c yra mažiau už 0, tai reiškia, šakos pas mus eis į apačią. Tai jau šitus du variantus atmetame. Ir jeigu dabar žinome, kad a yra daugiau už 0, tai reiškia, šita funkcija turėtų kirsti y ašį, kai kažkoks yra pozityvus skaičius. Tai matome, kad čia kerta neigiamoj pusėje, o čia teigiamai. Tai reiškia, atsakymas pas mus bus šita parabolė. Judame toliau. Dabar vėlgi. Atrodo kažkas sunkaus, bet iš tiesų čia nieko sunkaus. Ką mes čia matome? Tai turime c1, kad yra 4. Ir pagal rekurentinę formulę mes matome, kad cn plus 1 yra tiesiog 3 kart cn plus 1. Ir mums reikia trečiojo nario. Tai žiūrėkit, jeigu mes turim pirmąjį narį, tai mes galim paskaičiuoti antrąjį. Nežiūrėkit, n plus 1 pas mus yra, daleiskim, 2. Nes mes ieškom antrą narį. Ten pas mus bus lygu 2 minus 1. Tai bus 1. Tai reiškia, kad c2 yra tiesiog 3 kart c1 plus 1. Tai reiškia, pas mus tai bus tiesiog 3 kart 4 plus 1. Tai bus, jeigu viską skaičiuosim, bus tiesiog 13. Tai žiūrėkit, jau turim antrą narį. Tai visiškai tą patį pritaikome trečiam nariui. Tai c3 pas mus bus tiesiog 3 kart c2 plus 1. Tai irgi pagal šitą formulę. Tai dabar žiūrim 3 kart 13 plus 1. Tai jeigu viską suskaičiuosime, mes čia turėsime 40. Tai atsakymas yra 40. Na kągi, liko 11 uždavinukų. Ir dabar dar vienas lengvas taškas. Mes matome dvi liestinės, kurios liečia skritimą M ir N taškuose. Ir mums reikia paskaičiuoti šitą kampą. Dabar mes turime atsiminti, kad spindulys, kuris yra nukreiptas į lietimosi tašką, su liestinė sudaro statų į kampą. Tai reiškia, kad AMO bus tiesiog statusis kampas. Ir tada ANO irgi yra status kampas. Tai ką mes galim pasakyti apie MON kampą, kad tai yra tiesiog 360 minus 90 minus 90 ir minus 70. Ir jeigu viską suskaičiuosime, mes gausime, kad MON yra pas mus 110 laipsnių. Realiai tiesiog reikia atsiminti, kad liestinė
su spinduliu sudaro statų kampą. Good. Gerai. Einame prie 21 uždavinio ir, šitas jau yra biškis sunkesnis. Dabar matome, kažkoks confusing, kad reikia plotą užrašyti a kart p minus b kart šaknis iš 3, bet nesijaudinkim, viskas čiki. Tai dabar mums reikia paskaičiuoti šitos nuopjovos plotą. Tai aišku, kad nuopjovos plotą mes suskaičiuosime paskaičią šitą spindulio dalį, ne spindulio apskritimo dalį ir iš jos atėmė šitą trikampį. Tai jeigu galim pirmą paskaičiuoti tiesiog tą plotą šitos dalies, tai žinom, kad nuopjovos plotą yra tiesiog pi r kvadratu dalinta iš 360 kart pas mus kampas alfa. Tai dabar žinom, kad pi yra pi, r pas mus aišku yra 12, tai 12 kvadratu dalinta iš 360 ir padauganta iš kampo 60 laipsnių. Tai dabar, jeigu viskas čia suskaičiuosime, mes čia turėtume gauti 24 pi. Ir dabar, jeigu mes norime šito trikampio ABO ploto, mes tiesiog pritaikome sinuso formulę. Tai žinom, kad tai yra 1/2 AB sinus kampo C. Tai paprasčiausiai tiesiog daugina 1/2 su AB, tai bus 12 kart 12 ir kart sinus 60. Ir jeigu viską suskaičiuojame, mes čia turėtume gauti 36 šaknis iš 3. Jo, dar pataikom į vaizdą. Tai dabar žiūrėkit, ką mes realiai turime, kad nuopjova pas mus bus tiesiog 24 pi, tai viso šito apskritimo plotas atimus šito trikampio plotą, tai bus minus 36 šaknis iš 3. Tai ką mes matome? Toks pat pavydalas. Tai dabar A yra pas mus skaičius prie pi, tai 24, o B pas mus yra tiesiog skaičius prie šaknis iš 3, tai 36. Ir mes turime atsakymą ir einame prie kito uždavinuko, kur matome kopėčias, kurių ilgis yra 6 metrai. O žinome, kad šita kopėčios nuo pačios yra nutolusios iki sienos per 1,8 metrų. Tai dabar, jeigu mes norim šitą kampą rasti, mes matome, kad čia turim statą trikampį, tai dabar turėsim imti, aišku, dviejų santykių kraštinių, kuriuos mes turime. Tai šitos ir šitos. Tai jeigu mes turime statinį prie kampo, mes naudosime kosinus. Tai reiškia, kosinus kampo BAC pas mus bus tiesiog lygus kam? AC, tai statinį prie kampo ir įžambinės santykiai. BA. Tai reiškia, turėsim 1,8 dalinta iš 6. Ir jeigu mes tai paskaičiuotume, mes čia manos turėtume 0,3. Ir dabar, jeigu mums reikia kampo, tai mes tiesiog imam kosinus minus pirmame šitą mūsų gautą reikšmę. Kosinus minus pirmame 0,3 pas mus bus tiesiog kampas BAC. Ir ką mes turime? Mes čia turime 72,54 laipsnius, eina toliau skaičius. Bet žiūrėkit, dabar mums reikia parašyti atsakymą 1 laipsnio tikslumu. Tai jeigu mūsų prašo 1 laipsnio tikslumu, tai mes žiūrime į pirmą skaičių po kablelio. Ir matėme, kad tai yra 5. Tai 5, aišku, apvalinami didesnė pusė. Tai apytiksliai mes čia turėsime 73 laipsnius. Atsakymas 73. 21 uždavinukas ir mums reikia paskaičiuoti kampą ADC. Tai dabar mes matome, kad BAC yra kampas 60 laipsnių ir AD yra pusiau kraštinė, pusiau kampinė. Tai kągi mes turime, kad žinome, kad DAC kampas yra 30 ir BAD yra kampas 30. Tai dabar žiūrėkime, mes vieną kampą turim. Jeigu mes žinotume šitą kampą, mes laisvai galėtume paskaičiuoti šito kampo didumą. Tai dabar kaip mes tai įvykdysim? Ogi mes žinom, kad AB yra 8, o BC yra 4 šaknis iš 6. Tai žiūrėkime, mes turim kraštinę ir priešais ją kampą. Ir mes čia turim kraštinę ir mums reikia sužinoti šitą kampą. Kas mums turi ateiti į galą? Sinusų teorema. Tai dabar paprasčiausiai turim suskaičiuoti šitą kampą. Tai reiškia, AB tai 8 dalinta iš sinus kampo C turėtų būti lygų. BC tai 4 šaknis iš 6 dalinta iš BAC kampo, tai būtų sinus 60. Tai reiškia, sinus kampo C pas mus bus tiesiog
8 kart sinus 60 dalinta iš 4 šaknis iš 6. Ir jeigu viską suskaičiuotume, čia mes gautume šaknis iš 2 dalinta iš 2. Tai dabar, jeigu mums reikia pačio kampo dydžio, tai mes tiesiog pasiemam tą vėl sinus minus 1 laipsnių ir šaknis iš 2 dalinta iš 2, pasižiūrim kokia to reikšmė ir mes čia gauname kampą C. Ir jis bus pas mus 45 laipsniai. Dabar jeigu mes turim kampą C, tai yra 5 laipsniai, tai kampą ADC labai lengvai sužinosime. Tai tiesiog iš 180, nežinom, kad trikampis turi 108 laipsnių, atimsime 30 ir 5 ir mes gausime 105 laipsnius ir mūsų uždavinukas uždirbtas, 3 taškai pasiimti. Dabar vėl turime lygiašonį trikampį, AB lygu BC ir trikampį pusiau kraštinės, kurios irgi yra taipogi lygios ir jos susikerta taške O. Tai dabar mums reikia paskaičiuoti keturkampio BNOM perimetrą. Dabar, jeigu čia yra pusiau kraštinės, tai reiškia, jas dalina, šitas dvi BC ir BA, nežinau, tos pusiau kraštinės dalina į dvi lygias dalis. Tai jeigu žinom, kad visas BA yra 42, tai aišku, NB pas mus bus 2 dalinta iš 2. Tai bus 21. Tai BM visiškai ta pati istorija. Dabar, jeigu žinom, kad NC yra pas mus 33. Tai kaip mes paskaičiuosim NO? O mes turim atsiminti, kad pusiau kraštinė susikirtimo taške dalina save į 2 dalis, kurių santykis yra 2:1. Tai reiškia, jeigu OC pas mus bus 2x, tai NO pas mus bus x. Tai ką mes dabar turime? Ogi turime, kad NC tiesiog pas mus yra 3x ir tai pas mus yra 33. Ir tada x pas mus bus ir tram 3 dalinta iš x ir tai tram 3 dalinta iš 3 ir tai pas mus bus 11. Tai reiškia, žinom, kad NO yra x, tai čia pas mus bus lygu 11. Arba tiesiog galima atsiminti, kad NO ir NC santykis yra pas mus 1/3. Galima ir tai atsiminti, bet galima ir taip paprasčiausiai spręsti, kaip jums patogiau. Tai reiškia, kad NO yra 11, o M ta pati istorija irgi 11, tai čia turime 21 plus 21 plus 11 plus 11 ir turime, kad perimetras pas mus yra 64. Bum, uždavinukas įspręstas, judame toliau. Ir dabar pas mus reikia perimetro ABC. Dabar atsimenam vieną faktą apie liestinės. Turim įsikirsti, kad jeigu iš vieno taško išeina 2 liestinės, tai atstumas iki susikirtimo taško iš abiejų tų liestinių yra vienodas. Tai reiškia, kad BK pas mus bus lygu BL. Tai abiejos yra po 3. Tai tas pats galioja ir čia. AK ir AM pas mus yra lygu, tai čia jeigu AK yra 6, tai ir AM bus 6. Tai dabar žiūrim. Kam lygu tada MC? Tai MC bus tiesiog 11 minus 6. MC bus tiesiog AC minus AM. Tai pas mus čia bus 5. Tai LC irgi pas mus bus 5. Ir jeigu mums prašo perimetro šito trikampio, tai ką mes turėsim? Tiesiog visus tos dalylytės sudėsim. Tai bus 3 plus 3, 6 plus 6, plus 5, plus 5. Ir jeigu viskas šitą sudėsime dalykėlį, mes turėtume čia gauti 28, nežinau, nei centimetrus, nei nieko. Bet 28 turėtume gauti perimetrą. Jo, tai tiesiog atsiminkit liestinių tą savybę. Ir dabar žiūrim toliau, 26. Ir mes čia turime, paprasčiausią kažkokį 2 kintamųjų sąryšį. Ir dabar mums reikia nustatyti koreliacinį. Koreliacinis ryšys ir mums reikia nustatyti K ir B reikšmės. Dabar žiūrime, ką dabar pas mus K nurodo. Tai K nurodo pas mus, ar šita tiesiai eina į viršų, ar į apačią. Tai jeigu K yra daugiau už 0, tai eis į viršų, o jei K yra mažiau už 0, tai jie eis į apačią. Tai dabar matome, kad tiesiai aiškiai eina į viršų, pas mus K bus daugiau už 0. Tai jau galime atmesti 2 variantus. Ir dabar turime nustatyti, ar B yra daugiau ar mažiau už 0. Tai dabar B mums parodo taipogi kaip. Ir paraboliai C pas mus tą patį rodo, B pas parodo, kada mūsų tiesė perkirs Y ašį. Tai jeigu mes čia atsiprieštume savo
tiesę, mes aiškiai matytume, kad b pas mus yra neigiamas. Ne? Nes kai YH perkirta tas taškas, tai ten ir yra lygų b. Tai matome, kad b yra pas mus mažiau už 0. Taigi, atsakymas pas mus, bet kai daugiau už 0, b mažiau už 0. Ir judame prie 5 likusių uždavinukų. Šitas buvo visai triki, nemeluosiu. Mes žinome, kad a plus a dalinta iš a, 1 dalinta iš a lygų 3. Ir mums reikia pasižiūrėti a kvadratu plus 1 dalinta iš a kvadratu reikšmę. Tai dabar ką mes turime? Žiūrėkit, čia yra kvadratas ir čia yra kvadratas. Mums turi kažkaip kilti idėją. O blembo, jeigu čia pakelsim abi pusės kvadratu, tai turėsim a plus 1 dalinta iš a kvadratu. Ir čia turėsime 3 kvadratu. Tai dabar žiūrėkit, jeigu a plus 1 dalinta iš a pakelsim kvadratu, ką mes turėsime? Turėsim a kvadratu plus 2 kart a kart 1 dalinta iš a. Nu, čia iš formulės a plus b kvadratu yra tiesiog a kvadratu plus 2ab plus b kvadratu. Tai čia turėsim 2 kart a kart 1 dalinta iš a plus 1 dalinta iš a kvadratu. Ir lygų tai yra 9. Tai dabar žiūrim. Tai a kart 1 dalinta iš a, tai a įsiprastina ir mes čia liekam su a kvadratu plus 2 plus 1 dalinta iš a kvadratu lygų 9. Dabar žiūrim. Mums reikia a kvadratu plus 1 dalinta iš a kvadratu. Tai reiškia, mums šitą dvejetą reikia pašalinti kitą pusę. Tai reiškia, a kvadratu plus 1 dalinta iš a kvadratu pas mus bus tiesiog 9 minus 2, tai bus 7. Ir atsakymas, reiškia, irgi yra 7. Judam toliau prie 28 uždavinuko ir dabar mūsų prašos, kuria m reikšme mūsų lygtis turės tik vieną sprendinį. Dabar kada lygtis turi vieną sprendinį, ogi tada, kada jos diskriminantas yra lygus 0. Tai prisimame diskriminantas, kad yra b kvadratu minus 4ac, tai reiškia pas mus m kvadratu, pas mus b yra m, tai m kvadratu minus 4 kart a yra 1, tai tiesiog 4 kart 9 turėtų būti lygų 0, tai reiškia m kvadratu minus 36 yra 0 ir labai lengvai galim šitą spręsti. Lygti, tai m kvadratu yra tiesiog 36, tai m pas mus bus lygų tiesiog plus minus šaknis iš 36. Tiesiog iš abiejų šitų pusių ištraukom šaknį. Tai ką mes turime? Tai mes turime, kad m yra tiesiog plus minus 6. Dabar, kadangi mūsų prašo teigiamos m reikšmės, tai atsakymę mes aišku rašysim ne minus 6, o tiesiog 6. Na ir mums liko 3 paskutiniai uždavinukai. Ir pasigaunam dar 3 taškelius iš šito duotų uždavinuko ir mes turim pasakyti, ar radelės gautas grietinės riebumas atitiks recepto nurodymus. Žinome, kad riebumas turi būti ne mažesnis kaip 30%. Tai riebumas turėtų būti daugiau arba lygų už 30%. Blogai pažymėjau, daugiau už 30%. Tai dabar žiūrim. Jie sumaišys 18% riebumo ir 35% riebumo grietinėlės. Tai viena yra 100 gramų, kita 150 gramų. Tai jeigu mes abieją sumaišysim, turėsime 250 gramų ir mes galime pasakyti, kiek ta grietinėlė nauja mūsų sumaišyta turės riebumo, nes mes tiesiog suskaičiuosim, kiek šitoj grietinėlėj buvo riebumo ir kiek šitoj. Tai tą ir dabar padarom. Tai reiškia, x pas mus bus 18%, o 100 gramų pas mus bus 100%. Aš tiesiog skaičiuom tą riebumą mūsų. Tai tą ir padarom. Tai dabar x pas mus bus tiesiog 18 kart 100 dalinta 100 ir tai pas mus bus tiesiog 18. Tai reiškia, 18 gramų riebalų bus pirmoje grietinėlėje, o antroje, tai dabar žiūrime 35, tai pas mus x bus 35%, o iš viso yra pas mus 150 gramų, tai yra 100%. Tai dabar susidarom x lygtį, tai pas mus, grietinėlės riebumas bus lygus tiesiog 35 kart 150 dalinta 100 ir tai pas mus bus 52,5. 18, o kitoj 52,5. Tai 18 plus 52,5
5. Pas mus bus 70,5 gramų riebalų. Tai žinom, kad jau mūsų sumaišytos 2 grietinėlės, tai jos bus 250 gramų ir tai pas mus bus 100%. O mums reikia paskaičiuoti mūsų riebumą tos grietinėlės. Tai žinom, kad tikslas, tiksliau, kaip tik mes žinome, kiek to riebumo yra, tai mes žinome, kad jo yra 70,5 gramų, tai mes tiesiog 70,5 gramus prilyginsime x-ui. Ir mes taip paskaičiuosime procentus. Tai reiškia, x pas mus bus tiesiog lygus 100 kart 70,5 dalinta iš 250. Ir mes turėsime, kad tai yra 28,2 procentų. Ir matome, kad 28,2 yra mažiau už 30. Tai atsakymas, kad recepto netitiks. Nes pas mus grietinėlė yra mažiau negu 30% riebumo. Manau, viskas čia plius minus aišku. Dabar 30 uždavinukas. Čia biškai reikia tiesiog pagalvoti. Tai mes turim, kad 2 tangent alfa yra šaknis iš 5 sinus alfa. Ir dabar mes turime tiesiog pagalvoti, jeigu mums reikia kosinuso ir matom čia tangentą. Tai žinom, kad tangentas pas mus yra sinus alfa iš kosinus alfa. Tai jeigu mes šitą dalyką žinom, tai mes galim tiesiog tangentą persirašyti kaip tiesiog sinus alfa dalinta iš kosinus alfa. Ir tai pas mus bus šaknis iš 5 sinus alfa. Ir dabar žiūrim, ko mums reikia. Mums reikia kosinusų alfa. Tai mes tą kosinus alfa kelsime į viršų. Tai čia turėsim 2 sinus alfa. Šitą aišku šaknis iš 5 dalinta iš sinus alfa. Kelsime į apačią. Sinus alfa. Ir visa tai pas mus bus tiesiog kosinus alfa. Tai dabar, ką mes turime? Čia turime sinus alfa, čia turime sinus alfa. Tai aišku, kad jis įsiprasne. Tai turėsim, kad kosinus alfa yra tiesiog 2 dalinta iš šaknis iš 5. Bet dabar matome, čia visur apačioj vardiklis yra panaikintas racionalumas iš vardiklio. Tai ką mums reikia padaryti tiesiog šitą šaknį iš 5? Padauginti iš šaknis iš 5. Jeigu nežinot, kaip panaikinti racionalumą, tai tiesiog įvedat šitą dalyką į skaičiuotuvą ir jūs gaunate atsakymą. Tai jeigu panaikintume čia racionalumą, čia turėtume 2 kart šaknis iš 5, o čia šaknis iš 5 kart šaknis iš 5, pas mus būtų tiesiog 5, taigi atsakymas 2 šaknis iš 5 dalinta iš 5 ir judame prie paskutinio uždavinuko, kur mes matome, kad mums reikia paskaičiuoti 2 plotų santykį. Tai BDCO keturkampio ir OCA. Dabar ką mes matome? Mes matome 2 trikampius, BDA ir OCA. Ir ką mes galim, BDA ir COA. Ir ką mes dabar apie juos galim pamasakyti? Ogi mes galim pasakyti labai lengvai, kad jie yra panašus. Dabar kodėl? Nes jie turi vieną bendrą kampą. A. O dar ką mes galim pasakyti, kad šitas kampas ir šitas kampas yra lygus, nes jie yra priešiniai. Nes žinom, kad OC yra lygiagretu tiesiai BD. Tai jeigu šitas 2 lygiagrečios ir pėdės eina čia. Kerta jas tiesią, tai žinom, kad šitie kampai yra lygus ir jie yra priešiniai. Tai reiškia, kad trikampis BDA yra panašus trikampiui OCA. Ir ką mes su to galim padaryti? Ogi labai paprastai, jeigu mes šitą žinome santykį, mes galim paskaičiuoti jų koeficientą. Ir tai pas mus žinom bus, kadangi ką mes žinome, kad BA yra skersmuo, o OA yra spindulys. Tai reiškia, kad pas mus bus BA dalinta iš OA. Tai žinome, kad spindulys yra 2 tiesiog spinduliai, skersmuo yra 2 spinduliai, o OA yra tiesiog spindulys, tai aišku, koeficientas pas mus bus 2. Tai jeigu mes dabar ieškom šito ploto ir šito ploto santykių, tai mums reikės turbūt šitų 2 trikampių plotų santykių. Tai žinom, kad plotų santykis tai SBDA iš SCOA pas mus bus tiesiog kam lygu? Ogi 4.
Tai dabar, ką mes galim padaryti? Ogi dabar ko mums reikia? Tai pagalvom, kas yra BDCO plotas? S, BDCO pas mus bus tiesiog SBDA minus SCOA. Ane? Nu, šito viso trikampio plotas minus va šitos vietos plotas. Ir tai bus mūsų BDCO. Tai dabar, kaip mes įgausime? Ogi labai paprastai. Galime jį, pavyzdžiui, įsireikšti per COA trikampį. Mums bus labai patogu. Tai mums reikėtų dabar BDA trikampį. Čia gal neaiškiai matosi, bet BDA mums reikėtų įsireikšti per SCBA. Tai žinome, kad SBDA pas mus yra tiesiog 4SCBA. Tai žinome, dabar galima įsistatyti taip. Ir čia turėsime 4SOCA. Kodėl aš taip blogai rašau OCA? Atsiprašau. 4SOCA minus tiesiog trikampio COA. Plotas ir taip pas mus bus tiesiog 3 trikampio COA. Plotas. Ne, 4 minus 1. Ir dabar ką mes turime? Tai jeigu mums reikia santykio BDCO ir SOCA, tai mes žinom, kad tai yra tiesiog 3SCOA iš SCOA. Ir aišku, COA įsiprastina ir mes turim tiesiog santykį 3 prie 1. Ir su šitų uždavinukų mes įsprendžiame visą pupą, tai galite pasitikrinti. Yra ir antra video, nežinau, kaip jums, kas jums labiau patiko. Jeigu pažiūrėt visą vidosą, tai props to you. Ačiū jums, kad žiūrėjot ir, kaip sakoma, iki kitų.